taip, kad galėtum atsipalaiduoti, kad kūnas nebūtų įsitempęs. Aišku, galima atsigulti, bet jei nori neužmigti ir prisiminti, kas vyko praktikos metu, geriau yra tiesiog patogiai atsisėsti, įsitaisyti, bet pati susirask savo patogią vietą. Ir visada praktikos pradžioje rekomenduoju įsipilti vandens, prieš praktiką pusę puodelio atsigerti ir po praktikos. Praktikos metu vyksta labai gilūs procesai. Praktikos metu kreipiuosi tu į tave asmeniškai, tai praktika kiekvienai asmeniškai susijungti su savo pasąmonė, su savo vidum. Mano užduotis yra tik vesti, o tu atsiveri savo vidui, kad susijungti su savo pasąmonė ir laukti šios žinios. Nereikia nieko išgalvoti, tiesiog jausk. Leisk savo pajausti save, suprasti tai, kas vyksta tavo jausmuose, tavo emocijose. Praktika dėl to vadinasi emocinė vizualinė, nes būtent kylančios emocijos parodo tau, kas tau vyksta viduje. Ir praktiką pradėsim. Gilus įkvėpimas per nosį ir lėtas iškvėpimas per burną. Pradėk giliai kvėpuoti ir susikauk dabar tik į kvėpavimą ir į savo kūną. Išeina dienos įtampa, visos beprasmės, bereikalingos mintis. Leisk savo atsipalaiduoti kūnu, paleisk visas mintis. Jeigu praktikos metu kokios mintis lenda į galvą, tada tiesiog gali jums pasakyti, dabar palikit mane ramybėje, su jumis pakalbėsim vėliau po praktikos.